Debiutas pasaulio čempionate, šito starto dar nebuvo karjeroje įrašo tokio. Tai vat, kaip ir sakyk, tas džiugu labai, kad pirmas startas, tiek pasaulio čempionatas nepanašaus, tiek, aukštesnio lygio olimpinės buvo, tai ten jau teko sudebiutuoti, bet pasaulio čempionatas taip, sakyk, pirmas ir vis tiek, yra aukšto labai lyga, kaip ir olimpinės panašiai, tai iš tos pusės labai džiugu, kad pavyko sudalyvauti, iš kitos pusės yra nelabai džiugu, kad nepavyko savęs realizuoti maksimaliai. Kažkiek tiek sąlygos tikrai nesiskūsiu, super viskas. Oro temperatūra, taip, gal daugumai per karštą, bet sprintų tikrai gerai, tai čia priklausomai kiek toleruoji tą karštą. Tai iš tos pusės kiekvienam gal asmeniškai, bet man tikrai karštas, super sąlygos, konkurencija, takelis tikrai smagus, viskas gerai, bet šiek tiek gal fiziniam pasiruošimui pritrūko, pakišo koją, nes kažkiek buvau atkritęs savaitėlę laiko, tai šiek tiek treniruočių režimas gal susijaukė, sakyčiau taip, bet vis tiek manau, kad tikslas buvo apie season bestą bent jau bėgti 20-60, ką manau tikrai galėjau subėgti, bet ne visą laiką pavyksta taip, kaip norisi dėja. Tai vat, iš tos pusės tokia kaip ir gera, bet biški kaip ir karti tokia patirtis. Tai vat, kad kitam kartui būtų geriau. Tai Kas buvo nutikę, kodėl atkritot savaitę? Apsirgęs šiek tiek buvau, šiek tiek apsirgęs buvau, tai teko šiek tiek atsisakyti treniruočių. Tai jau šiek tiek, taip sakyčiau, gal tą formą biški, bet kaip ir atrodė, po to viskas jau gerai. Atsigavau, treniruotės realiai čia 2 savaitės, kiek spėjau pasitreniruoti, kaip ir treniruotėse visai nieko atrodo, ta forma viskas, bet vėl. Treniruotėse viena yra, pasaulio čempionatas yra kita, tai atvažiuoji ir ne visą laiką pavyksta parodyti savo geriausią. Šitos pusės tiek. Kas toliau dabar? Poilsis. Pusiau užtarnautas, pusiau taip, bet jo, sakyčiau, poilsis dabar nutarėm, vis tiek trenerių pasišnekėjom, kad pasaulio kaip ir baigiam sezoną, aišku. Baigiam ne taip, kaip norėjom, ne su tokiais rezultatais, bet vėlgi pasikartosiu, tų patirčių visokių reikia, aišku, galėtų būti ir daugiau tų saldžių patirčių. Tai va taip. Ir prasideda taškų rinkimas olimpinėms žaidynėms, ne? Taip, prasideda po biškelį, bet kaip ir sakau, dabar baigiam sezoną, tai jau nelabai parinksim, bet jau dar ateinantis metai ir dabar visas tikslas, kaip sakykime, olimpinės kiti metai. Labai svarbu, kiek to laiko nebedaug liko iš tikrųjų. Tai visos viltis, visas dabar bus, kaip sakyti, olimpinės.